Sveiki, pasidalinsiu savo patirtimi, kaip sekės fotografuoti vestuves naudojant Fuji X-T5 bei X-H2S kameras. Ar tai tikrai kropinis sensorius pakanka vestuvių fotografavimui, koks Fuji privalumas mano nuomonė lyginant su kitom kamerom ir ką daryčiau ateityje kitaip. Ilgus metus buvau vestuvių filmavimo pasaulyje, tačiau kai įsigijau Fuji kameras, nusprendžiau išbandyti save ir įrangą vestuvių fotografavime. Man labai patiko Fuji spalvų paletė, todėl buvo įdomu, ar galėčiau pritaikyti Fuji spalvų receptus vestuvių fotografijoje. Fotografavimui naudojau dvi kameras, Fuji X-T5 su Veltrox 13 mm 1.4 šviesumu ir Fuji X-H2S su Fuji 56 mm 1.2 šviesumo objektyvu. Nuotraukom naudojau Kodak spalvų receptus, kuriuos pasidalinsiu video aprašyme, o kaip atsarginį variantą dariau RAW nuotraukas į atskirą kortelę. Po fotosesijos likau labai nustebęs, kad JPEG nuotraukos darytos būtent su Kodak spalvų receptais reikalavo tik labai minimalių korekcijų, nors ir iš pradžių skeptiškai vertinau JPEG galimybės atkurti šešėlius, spalvas, tačiau rezultatas tikrai pranoko lūkesčius ir iš esmės net neprireikė nei vieno atsarginio RAW failo. Tuo, manau, tai yra labai didelis pranašumas, lyginant galbūt su prieš tai naudota Canon kamera, kurią tiesiog turėdavau fotografuoti RAW ir paskui visą korekciją atlikti su Photoshop arba Lightroom programa. Dėl kropinio sensoriaus nesusidūriau su jokiamis problemomis su naudotais šviesiais objektyvais. Gavosi šiaip puikiai atrodantis bokeh, ypač su 5-6 mm Fuji objektyvu, kuris realiai atitinka pilno kadro 85 mm objektyvą. Tai buvo mano mėgstamiausias objektyvas portretam, kai dirbau su Canon pilno kadro fotoaparatais. Kitų vestuvių fotografavime įsigyčiau patogius kamerų diržus, tam, kad būtų patogu turėti su savim dvi kameras ir jas keitaliot, bei taip pat tikrai įtraukčiau papildomus spalvų receptus. Bendrinant, Fuji kameros puikiai tinka vestuvių fotografijai, jaunieji buvo sužavėti rezultatų, netgi dalį nuotraukų galėjau nusiųsti jau tą patį vakarą. Ateityje tikrai planuoju naudoti Fuji kameras daugiau vestuvių fotosesijų. Jeigu norite daugiau sužinoti apie Fuji kameras ar Fuji objektyvus, tai rekomenduoju pasižiūrėti mano video, kurį rasite mano kanale ir susitiksim kituose epizoduose. Iki!